vyksta. Žuvytė viena rykšte, stovas tuščias ir naktinis veiksmas. Pradėjom žvejybą iš vakaro, esam jau antra para, tai vakar atvažiavau truputėlį susivėlinęs, tai meškerės užsimečiau jau sutemus, Kęstutis buvo anksčiau, tai pašėrė taškus, vakare šėrimvietėse atsirado žuvies aktyvumo ženklų, rausimų, šuolių, to pasekoj temstant buvo kibimų, tai vieną karpį tik tai įvedėm į tinklelį, tai iš karto išvažiavo antra Kęstučio meškerė. Pagal meteorologų prognozes šiandien turėjo lyti, tačiau turim labai šiltą paskutinį vasaros savaitgalį. Tas irgi džiugina, nors kaip žinia, kiek esam žvejų, kiek pastebėję, tai kai šviečia saulė, linelį kažkaip žuvis nebūna labai aktyvios, būna tada aktyvios tamsių paros metu. Tai dabar po truputėlį ruošiamės vakariniam aktyvumui. Tai naudoju kaip ir anas dvi žvejybas linelėje. Man čia labai pasteisinusius Fish Pineapple 24 mm boilius. Na ir šersiu šį kartą dviem rūšim. Tai kita rūšis bus Pure Fish 18 mm. Tai jiem ir atitinkamus kablius parinkęs esu. Tai 24-ukam naudoju 4 numerio kabliukus. Na, 18-ukam Gamakatsu Humpback 6 numerio kabliukus. Šį kartą į žvejybą pasiėmiau labai fainą Fox tokį multitoolsą. Tai turi įvairius angaliukus. Vienas yra skirtas nužievint pavadėliui, kitas išpint barzdą, kas labai praverčia meškeriojant. Kabliukas mazgams ištempinėt, kilpeliam formuot. Žodžiu, labai fainas, mažytis, neužimantis daug vietos pagalbininkas, kuris tikrai bus dabar mano žvejybos dėžutėj. Tose vietose, kur yra dumblo, naudoju ilgesnius pavadėlius ir lengvesnius švinus. Tai šį kartą naudoju Foxo švinus, tai Flat Pierre, plota kriaušė, 1,5 uncijos, 43 gramai. Tai su tokio svorio švinu galima numesti 80 metrų. Švinas nėra pernelyg sunkus ir nenusėda giliai į dumblą, dėl to žuvis gali rasti mūsų užmestą masalą. Į pavadėlius rišu jau savo įprastų rišimu. Tai naudoju Blueback rišimo būdą su žiedeliu ir pakankamai jisai, man atrodo, kad yra veiksmingas. Su didelių dydžių masalais turėjau atsikabinimų, tai pradėjau naudoti termokembrikus ir atsikabinimų problema išsisprendė. 18 mm masalui naudosiu 6 numerio kabliuką. Na ir štai, pavadėlis surištas. Svarbiausia, kad tarp masalo ir kabliuko linkio būtų bent kokie 3 mm atstumas. Na ir viskas, tai ką, praktiškai paruoštas užmesti. Tai pasiruošim pašariuko. Pasijaukinsim, dabar gaminamės pietų savo, tai po to pasijaukinsim žuvis
Nu ir ką, lauksim vakarinio žuvų aktyvumo, vakarinių kibimų. Na, o kaip seksis mums, parodysim visai netrukus. Ruošdami pašarą naudojam iš miel paletės, skaldytus pure fish boilius, truputėlį celų, stambiai frakcijai palaikyti fish maple boiliai, šiek tiek tigrinių riešutų, skaldytų tigrinių riešutų, na ir pure fish dambeliukų. Viską pagardinam amino mix skysčiu. Vakarų prasidėjo ir žuvies aktyvumas. Šerimvietėse matom žuvies buvimo ženklų. Na ir turėjom keletą jau kibimų. Tai pirmoji žuvis užkibo pas Gabrielių ant meškerių. Nedidelis karpis. Na dabar turim antrą didesnį egzempliorių. Tai labai smagu. Einam fotografuoti laimikio. O, koksai gražuolis. Aha, koks gražuolis žvynius. Geras, nu. O, ir masalas yra. Lindo išėjai žolės mums visur viską. O, pure fišas su peach ir karamel viršūnėlė. Superinė kombinacija. Štai koks gražuolis. Vakarėjant aplankė mus. Tai tokią žuvį būtina ir pasvert. Toj pažiūrėsim, kiek jis sveria. Maišo nesam nutarinę. Dabar padarysiu, kad būtų lygiai 0. Ir po to atmesim svėrimo maišo svorį. Aišku, žuvis nėra čia kažkokia rekordinė, bet linelė vienas iš tokių gražesnių laimikių. Tai įdomu savo patiem, kiek jisai tiesiog sveria. Tai Kęstutis sako, kad apie 11. Nu, aš irgi manau, kad tarp 10 ir 12. Opa. Nu tai va, tai su svėrimo maišu čia 14 400. Su svėrimo maišu 14 400, tai svėrimo maišas apie 1,5 kilo sveria. Tai va, nu taip, plius minus netoli 13. Lemma gražus.
egzempliorius. Gražuolis. Štai ir baigėsi mūsų sesija Linelio ežere. Paskutinę naktį turėjau išvažiavimą galingą, bet pribėgau prie meškerių, žuvis tempė valą kaip išprotėjus. Gaila, kad kažkur pusiaukelį įlankoj atsikabino. Na, o Kęstutis pagavo ryte gražų veidroduką karpį. Tai palydėjom vasarėlę čia Linelyje. Šiandien yra paskutinis vasaros savaitgalis. Na, o rudenį sutiksim Punioje. Į Linelį šiemet greičiausiai jau nebepavyks atvažiuoti, tai noriu padėkoti Karpio brolių klubui už puikiai išpuoselėtą telkinį. Atvyksime čia būtinai kitais metais. Na, o visiems žvejojantiem linkiu, kaip ir visada, įtemptų valų, šlapių graibštų. Pasimatysime prie vandens. Thank you.